Ekspertai kartu su draudikais apskaičiavo, kokią žalą gaisras padarė keltui Lisko Glorija. Keleivius ir krovinius gabenęs laivas užsidegė Baltijos jūroje spalio pradžioje. Glorijos atstatyti nebeapsimoka, tik supjaustyti. Kompensacijos keleiviams jau beveik išmokėtos, krovinių vežėjai dar laukia savo eilės. Ugnis keltą Lisko Glorija sunaikino nepataisomai. Po nuodugnios apžiūros paaiškėjo, kad nors laivo variklis ir sveikas, kelto atstatyti neverta. Laivą praradusiai bendroviai bus sumokėta apie 1,3 milijonų litų. Už laivo praradimą kompanijai bus sumokėta apie 195 milijonai litų ir dar bus apie 49 milijonai litų sumokėta už ekonominį interesų draudimą. Tai ekonominiai interesai paprastai yra draudžiami kartu su laivu ir čia yra draudžiami galimi nuostoliai susiję su laivo praradimu. Kol kas neaiški tiksli gaisro laive priežastis. Kol nėra oficialių nelaimės išvadų, krovinių vežėjai negali tikėtis kompensacijų už prarastus krovinius ir kitą turtą. Tačiau kompensacijos keleiviams jau beveik išmokėtos. Kompensacijos už patirtą žalą turtinę ir neturtinę yra jau baigiamos mokėti. Galima sakyti, kad apie daugiau kaip 90% keleivių gavo kompensacijas. Gaisras kilo spalio pradžioje keltui plaukiant iš Kylio į Klaipėdą. Apie 1,3 laivo keleivių buvo evakuoti. Nors kai kuriems prireikė medikų pagalbos, didžiulis gaisras apsiėjo be aukų.